Mhm. Žinai, nu, va dabar atrodo toksai truputėlį kaip ir receptukas iš tavęs skamba, nu, mano ausim, ar ne? Čia turbūt gal žinutė mano, gal kažkam irgi kitam surezonuos, nes tai, ką mes suvokiam, tai nebūtinai kitiem turi būti, ar ne, aktualu. Pas tave yra toksai visas fokusas į klientą, ne į mano statusą, kaip aš gražiai skambu socialinėje erdvėje, ar ne, kokie aš užsiauginau ten antpečius, ar kažką tai. Ir tas duoda geriausius rezultatus, o fokusas į save, į augimą. Ne į išaukštinimą, ne į kažkokį tai didinimą būtinai ten žinomumo, prestižą ar dar kažko. Aš save žiūriu, kaip augti, kaip patobulėti, kaip sąmoningesnė tapti. Ir tada automatiškai, kai aš tą gebu, aš atiduodu klientui geriausią savo versiją ir mano fokusas į klientą gaunas. Ir toks atrodo, žinai, sėkmės receptas.